Sveiki muzikinio Rusijos laidos žiūrovai. Šiandien kalbiname garsų fonograminės muzikos atlikėją Povilą Meškėlą. Parašome prisistatyti. Jau mane pristatė. Labai malonu. Keičiam formatą. Lietuvoje gyvenam pagal formato taisyklės. Tai geri laikai baigėsi. Prasidės nauji. Kokie interviu eigoj išgirsite? Nuo ko prasidėjo visa muzikinė karjera? Iš kur gimė noras groti, dainuoti? Tiesiog viskas savaime susidėliojo. Buvo kažkoks tai noras kažką tai daryti ne taip. Truputėlį, nes pas mus yra toks, bent pas mane. Aš labai nemėgstu būti bandos formate. Va, man nepatinka, kada visi daro vienaip, man patinka truputėlį daryti kitaip. Ir taip gavosi, kad pradėjo truputėlį, kaip ir dabar pavasarėt, keitėsi reiškia ir mūsų valstybės truputėlį statusas, mes pradėjome atgaudinėti ir atgavom nepriklausomybę. Ir vat nuo to viso dalyko prasidėjo tai, kad mes galėjom pradėti groti tai, kas mums patinka. O va, ir taip gavosi, kad tai buvo vienas reiškia iš to vadinkim muzikinių stilių, tai būtent buvo rock heavy. Kodėl rokas? Kodėl rokas? Dėl to, kad man asmeniškai šita muzika yra pati tikriausia, pati nuoširdžiausia, energinga. Bemoksliai 2-3 kartų pasirodantys žmonės per televizorių. Šitame dalyke jie tiesiog neišlaikytų. Plius čia yra draugystės patikrinimas, dėl to, kad tai yra vis tiek grupė. Va, vienu žodžiu, mokslas, instrumento išmanimas, va, draugystė ir plius tas jau, neskaitau, kad jisai nuvalgytas žodis, maištavimas, vat mes tokie. Pradėjai groti kokio instrumento ar iš karto dainuoti? Šiaip, aš mokiausi, baigiau muzikos mokyklą akordeonu, paskui stojau į Kelpšą trombonų. Baigiau Kelpšą, paskui aš išėjau į armiją, grįžau, tada prasimokiau irgi kažkur apie 4 metus trombonų akademijai, tiesa stojau akademiją. Va. Nu ir savo ruoštų šalia to buvo, vadinkim, tas undergroundinis muzikinis gyvenimas. Va. Ir tenai taip jau susidėliojo, kad aš tenai būtent grupė atlikau vokalisto vaidmenį. Va, ir tiesiog taip jau pas mane gyvenime susidėliojo, kad dabar iš to valgau duoną. Dabar iš praeities į dabartį, kaip skiriasi tų laikų pogrindis ir šių laikų undergroundinis pogrindis? Man labai patinka lietuviška undergroundinė muzika, aš ją domiuosi, aš aišku negaliu pasakyti nuo iki, va, tas toks, anoks, trečioks. Bet dėl ko šitai chebrai pasisekė, kad jie iš tikrųjų turi galimybę gauti daug informacijos. Nes, kadangi yra internetas, kadangi sienos laisvos, bendravimas, važinėjimas į kitas šalis, vėlgi kažkokie tai festivaliai, kažkokie tai susitikimai, bendravimai, tusovkės bendros, bendri projektai, vienas iš čia, kitas iš čia. Automatiškai tuo klausimu jie yra tikrai laimingesni ir jiems yra paprasčiau tą visą dalyką dėliotis. Plius, kas man patinka, kad jie vis dėlto yra, taip sakant, ne taip kaip visi, o būtent nori ne tik tai grot, bet nori, kad jų muziką išgirstų. O tam, kad jų muziką išgirsti, vis tiek tas, vadinkim, klausytojas, o tokio yra, dėl ko man irgi labai širdis džiaugiasi, tas klausytojas truputėlį turi būti išprūsęs. O žodis išprūsęs galbūt kažkam tai neaiškus, tai galiu paaiškinti, kad reiškia. Tiesiog daugiau klausyti, domėtis ir dar noriu kartą pabrėžti, klausyti. Ne einam pasižiūrėti koncerto, o einam paklausyti, pabūt, pabendrauti ir išgirsti kažko tai gero, tik tai su teigiamom emocijom. Tai va, tai čia yra apie dabartinį undergroundą. Jėga taip ir turi būti, nes judėjimas tikrai turi būti. Va, o mūsų variante tai truputėlį buvo kita pusė, dėl to, kad informacijos mes neturėjom. Aš, pavyzdžiui, AC/DC ir Deep Purple, tokias, čia yra roko klasika. Kas nežino klasikos, tai automatiškai muzikoje nesigauna. Tai jeigu kas nežino, tai galiu pasakyti, kad grupė Deep Purple
Tai yra, reiškia, roko klasikos pradininkai ir AC/DC. Tai vat, juos aš išgirdau, kadangi mano tėvas turėjo VF, aš šitą istoriją pasakau, bet aš galiu dar kartą papasakoti. Va, šitą hebrą aš išgirdau būtent turėdamas, net taip sakant, nudžiaudamas nuo tėvo tą VF, kada jisai mėgojo ir pridėdamas prie radiatoriaus, aš klausiau tokią laidą iš Londono. Va. Сева Новгородский, город Лондон, BBC, група AC/DC. Tai va, aš taip juos išgirdau. Nu ir paskui, aišku, buvo dar, vadinkim, kažkoks tai plyšelis, kažkas tai atveždavo plokštelės. Va. Tai va, iš tų plokštelių po truputėlį, taip sakant, prasidėjo mano, vadinkim, tą muzikinę akademiją, klausant, vadinkim, šitos muzikos. O visi kiti dalykai, vėlgi, sakau, gyvenimas mane suvedė su labai įdomiais žmonėm. Va. Ir mes, taip sakant, iš to, ką žinojom, iš to, ką norėjom pasakyti, pradėjom muzikuoti. Ir kaip nebūtų keista, visai neblogai mums gavosi hebra. Tai va, tai šiaip mes smagiai grojom. Dėl to, kad vat kartais užsidėdė, aš čia va Saulių, savo draugų, gali parodyti. Čia yra mano... Ne tai ką. Nereikia manęs rodyti. Reikia, tegu žmonės žino. Va tokie žmonės padeda ir suteikia galimybės toliau gyventi būtent roko muzikai. O aš manau, kad aš pasakysiu teisybę. Dėl to, kad mes su Saulium pažįstami jau ne metus, ne 5 ir ne 10. Sako, tu nuoširdas ir vardan šito turi būti taip, kad roko muzika skambėtų. O kad jinai retai biški skamba, nu, tai čia jau prie formato, aš sakau, negrįšiu. Bet jinai skamba. Ir čia, šitoje vietoje renkasi žmonės tie, kurie yra idėjiniai. Kas yra dar labai vienas svarbus grupės, reiškia, variklis. Ir ne tik tai grupės, aplamai žmogaus. Ir visų kitų, kas įsupa. Taip kad, va, šitas žmogus, reiškia, yra mano geras draugas. Ir čia skamba rokinė muzika. Nors jūs visi baimėsi, hebra, jūs nežinot, bet esam patys nuoširdžiausi ir patys tikriausi bičiai. Dar vienas klausimas iškylo, ar įvertina, ta prasme, kai nebuvo nieko, tai, nu, kai nėra kažkaip atrodo, norisi siekti dar, o jaunos grupės, man tai kažkodėl tu toksai, kai visko pilna, jie net nebeįsisavina, yra internetas, yra dar ten, nu, tos galimybės, berybės ir kažkaip galbūt net nebeįvertina, kas yra ir ką galima paimti. Ne, nu tai čia matai, kas yra. Čia yra natūralus toks, taip sakant, tobulėjimo procesas. Iš pradžių man atrodo, paskui aš pradedu suprasti, kad čia ne aš, čia aplamai. Va, bet iš kitos pusės vėlgi ir save supranti, kad tu nieko nežinai. Tada tu pradedi domėtis, pradedi gilintis, tada tu tuo labiau nė velnio nesupranti. Va, o eina tam tikras laiko tarpas, supranti. Ir kadangi, reiškia, savo laiku mes pradėjom būtent groti tokią stilistiką, tai dabar galbūt kažkas tai, taip sakant, nu vis tiek vėlgi ta informacija vaikšto, kažkas tai pradeda groti būtent, vadinkim, kaip aš sakau, abėcėlė prasideda nuo A raidės. O reiškia dauguma, ne visi, bet dauguma, vėlgi, aišku, žiūrint, kiek laiko išsilaikys, pradeda, pavyzdžiui, nuo K raidės, arba ten kokios S raidės, supranti. Va, nu tai jie pasimaskatuoja tarp tų raidžių, va, o paskui supranta, kad blemba, tai žodeliai tai nesusidėlioja kažko tai trūksta, tam tikrų raidžių, kablelių kažkokių tai ir taip toliau. Apie šneku reiškia apie pačią mintį. Automatiškai tu turi sugrįžti prie raidės. Tam, kad iš pradžių žinoti, kas tai yra ta raidė, paskui iš ko susideda žodis mama, ir paskui mama, reiškia arba ten mama, arba su mama. Tai va, ir tie, aš neku apie tuos, būtent apie tuos, aišku, jaunus žmonės, va, tie, kurie iš tikrųjų domisi, tie, kurie iš tikrųjų analizuoja, ką jie daro, o ne visą laiką publiką priima. Sako, nu, vat, nesuprantu. Pavyzdžiui, klausydavau reikia. Bet aš čia apie publiką. Tai va, apie muzikantus. Va, ir jeigu jie, taip sakant, vėlgi ruošiasi laikytis, o iš tikrųjų šitoj, vadinkim, rinkoje reikia laikytis ir Dieve nereikia nuleisti rankų, o pasakysiu sąžiningai grinai iš savęs,
mane kartą norėjusi nuleisti rankas, dėl to, kad iš tikrųjų buvo tokių nelabai malonių dalykų. Va, bet praeina tam tikros keletas sekundžių ir tu savo pasakai, kad nė velnio. Jeigu iš manęs juokiasi, taip galbūt aš keistuolis, galbūt aš toks išbėgęs, reiškia, su medinė lopeta, reiškia, prieš 100 tankų muzikuoju, supranti, bet kažkom, tai reiškia, toks žmogus man asmeniškai iš šono yra, nu kaip, nu simpatiškas, jis savas. Aš norėčiau žinot, kas pašovė mane. Skylutė šalme, o kulka galvoja. Nes guliu prie vandens, atsigert negaliu. Nes išbėga vanduo iš šalmo skylių. Kas pašovė mane, neblogas šaulys. Aš galvojau, kad jis manęs nematys. Bet pamatė jisai ir pašovė mane. Skylutė šalme, o kulka galvoja. Nepamirškit, draugai, kur parkritęs esu. Nenorėčiau numirt aš be jūsų visų. Kas man vandenį paduos, pasilenks virš manęs ir užlopys skylutę skylėtam šalme. Aš žadėjau sugrįžt, bet matyt melavau. Aš žadėjau rašyt, bet juk nerašiau. Aš žadėjau mylėt, bet dabar negaliu. Nes pats nežinau, ar aš gyvas guliu. Nepamirškit, draugai, kur parkritęs esu. Nenorėčiau numirt
pats pagrindinis dalykas grupė turi būti. Atsakomybė. Jeigu aš ateisiu nepasiruošęs, vieną kartą, nu du, yra visokiausios situacijos. Gali, hebra tipo, supranti. Bet aš jeigu ateisiu trečią kartą, vadinki. Jeigu tu esi tikras grupės narys, reiškia, tu kuri, tu ten, ar tu nekuri, ar tu ten, reiškia, atlieki tam tikrą funkciją, ar ten gitarą, dar kažką, tai supranti. Va, tai reiškia, tu jų negerbi. Auksiniai žodžiai. Tai kas tu toks? Broli, tu ką? Aš lygiai taip pat, kažkodėl tai, aš ateinu į repeticiją, aš pasiruošiu, aš tikrai pasižiūriu. Aišku, buvo keletą ten kažkokių tai momentų, supranti, visi puikiai supranta. Nu tai kaip, mes esam laiko patikrinti, supranti. Visiems pasitaiko, visi gyvi žmonės. Bet pats pagrindinis dalykas vėlgi, tai čia yra idėjinis pagrindas, nu ir kiekvienas turi būti atsakingas, aš prieš tave. Tu man draugas, ten mes kartu bendraujam, kartu sėdim, ten alų reiškia, ten viskerą ragaujam, supranti. Tai yra viena pusė. Bet čia draugų nėra, čia yra komanda, supranti. Nes jeigu viena grandys vieną kartą, kitą kartą aš čia negaliu, aš čia negaliu. Ir per tam tikrą laiko tarpą tie visi dalykai, vadinkim, konkrečiai, jeigu šnekant, reiškia apie jauną ansamblį, jisai pradeda griūti, pradeda kito ieškoti, iš atsiranda intrigos ir taip toliau, ir kas juokingiausia. Dar taigi nieko neprasidėjo. O jau traukinys sugriuvo. Supratat, hebra, vakar nemėtystra. Ir tikrai aš galiu pasidžiaugti, kad šiai dienai pas mus yra normali hebra, puikus muzikantai. Aš vėlgi bendrauju ten ir su kitais, kažkaip tai tas dalykas juda ir šiai dieną baigiam tvarkyti savo naują, reiškia, albumą. Supranti. Ir lygiai taip pat mes reiškia, tokie, išduosiu, vadinkim, virtuvinę paslaptį. Pas mus nebuvo jokių minčių, reiškia, kad mes ten įrašysim čia. Buvo susirinkta ir buvo mintis, darom ar nedarom. Rezultate mes apsišnekėjom ir priėjom išvadas. Padarom. Kam? Sau, vardan idėjos ir tam, kad vaikščiotum ir dalintum visi. Prezent. Prašau, čia tau, čia prašau tau. Kažkas tai pagalvos, kada ateisite iki tokio lygio, kada ir galėsite dalinti, tai čia tada suprasite, kame mūsų tas visas dalykas. Tai vėlgi, aš sakau, grįžtu prie hebra, superinė hebra ir Tomas Varnageris, ir Audrius Piragis, ir Martynas Lukoševičius, ir Andrius Daugirtas, jėga. O apie įrašus Lietuvoje darote, ar užsienį? Ne, įrašus mes darome Latvijoje. Tokia yra studija. Yra toks bičas Gincas. Aš jo pavardės nežinau. Šita studija yra Rygoje. Sunkiosios muzikos žinovai ir atstovai tikrai žino. Dėl to, kad jisai taigi neįsižeidžia. Lietuvos didėjai garso įrašų žinovai ir rašytojai, bet nemokytis taip daryti. O jisai bičiukas, ten arčiau dievulio, 3 aukšte, vis tiek arčiau dangaus. Sėdi mažam kambariukį, bet padaro tokį skambėjimą, kad tu gerai jautiesi. Kad beveik 50 metų pragyvenai ne veltui, kad galėtų ir padainuoti, ir balsas skamba, ir gitaros skamba, ir draivas eina, ir kaip, reiškia, šiuolaikinis šneka, grūvas irgi. Tuo pačiu bėga paskui dėl to, kad draivo negali pasivyti, nes draivas rokinė variantė yra vis tiek krūtesnis negu ten grūvas ir taip toliau. Kaip scena Lietuvos ir užsienio, kur mes esam? Kas kaip pasiruošia. Taigi vėlgi, supranti. Aišku, atvažiuoja, ta prasme, firmačiai, aišku, ir skambėjimas biški yra kitoks, ir dar kažkas, tai supranti. Nes, kaip, dėl pačio grojimo, ne velnio, ne. Pas mus irgi yra hebros, yra daug, kurie puikiai groja, puikiai išmano tą, ką jie daro, supranti, tik tai tiek reiškia, kad galbūt jiem yra truputėlį mažiau galimybės daugiau pagroti tokiose scenose. Nes grojant, pavyzdžiui, klube ir grojant dideliai scenų, tai lygiai taip pat, žinai, kaip tu vasarą vaikštai su slydėm, supranti, o žiemą išeini su lastais, supranti, du skirtingi dalykai.
Va, o šiaip ir ten yra labai daug. Jaunikaičių nepasiruošusi, supranti, nu, bet pas jis yra kiti dalykai, reiškia. Nu, ten. Taip kad dėl lygio tikrai, va, čia buvo antipopsas, tai jūs ir groja. Tai ir groja. Vo! Firma! Jėga! Tai kad mums ten sunkiai ten kažkaip. Da lampački, sunkiai, lengvai, bet už tai jėga. Aš tau sakau, nu. Labai gerai. Iš tikrųjų, eina draivas jėga, supranti. Labai gerai. Ir aš žinau, eilinę kepurę duodu savo privaryti. Va, pirmajam praeiviui, supranti. Nuvažiuotumėt į tą sceną, viską sureguliuotumėt, dar daugiau pastovėtumėt tokioje scenoje, dėl to, kad matai, yra sudėtinga, ta prasme, vėlgi pačią erdvę valdyti. Dėl to, kad tu išeisi, tau atrodys, kad viskas čia chebra susirepetavosi, supranti. O tu išeisi ir ta, vadinkime, erdvė, tas tsunami tos erdvės. Tiesiog tave labai elementariai paims ir užgoš. Dėl to, kad tau ne aparatas, niekas tau nepadės, supranti. Ta visą erdvę reikia valdyti. Ir jeigu gerai susigruoti, išeitumėt, viskas būtų labai sudėliota. Ne, ateinat, pasistatot aparatą ir pradedat grot. Konkrečiai tam tikras laiko tarpas, reiškia, susiderinot, čeką padarot, išeit kaip duotumėt, žinokit, visus, reiškia, kaip aš sakau, užsieniečius, reiškia, kurie irgi ten, žinai, jau labai, supranti. Nupūstumėt nedulkės tik parūsta. Jie nežino, kokie čia klodai ginklų muzikinių sudėti. Jie nežino, dėl to, kad ta informacija ateina ne iš čia tenai, o iš tenai čia. Ir nuo to buldozerio informacinio, reiškia, muzikinio, nu ką, mes kaip palaužti varpai. Ne varpai, reiškia, kaip rūgių laukai stovime tokie ir jisai mus bando, pravažiuoja, mes vėl atsidėsim sekančiais metais, vėjas pučia ir vėl jisai važiuoja, supranti. Taip kad, patikėk manim, stebuklų nebūna. Matosi, kur chebra susigrojusi, supranti, ar jie būtų uzbekai, ar jie būtų lietuviai, ar jie būtų anglai, ar jie būtų amerikonai. Aišku, čia susideda viskas. Ir pats bendravimas, ir muzikos klausimas, nuo pat vaikystės. Muzika visiškai kitokia, jie iš savęs tokie, supranti. Jie šneka angliškai, atrodo jo labai daug, kaip ir manęs dabar čia, arba aš namuose, tai aš turiu teisę. Tai va, supranti, jie vos nešnekėdami, jie frazuoja, jie jau dainuoja šnekėdami. Supranti, jiems reikia tik paimti gitarą. Bam, bam, they say, what you want is hell, supranti. Čia kas buvo. Nu, čia aš pakalbėjau. O pasirodo, supranti, mums pasirodė, kad čia daina, supranti. Taip, kad, sakau, čia susideda visokiausių krūvo dalykų, reiškia, pas juos. O pas mus, nu kaip, nu mes ateinam, pagrojam, paskui, reiškia, reikia į taną, trečią, ketvirtą daryti, supranti. Va, ir čia nuo mūsų vidaus irgi daug kas priklauso. Dar vienas, scenos kultūra. Man, pavyzdžiui, va, pirmas, reiškia, ir pas mus kartais irgi išmena. Man labai nepatinka, nu aš taip va žiūriu, va kartais pasižiūriu, reiškia. Išeina chebra ir iš karto kiekvienas prie savo kubo ir džin, grain. Reiškia, vokalis, džin, palauktų negroja. Džin, ir kiekvienas savo. Palaukit, chebra, taigi grupė išėjo, o ne vinų banda. Vienas džin, išsijungia, kitas džin, dabar abidvi gitaros džin, vokalistas ir laukia, ar batą geria, ar būgnininką, ar ten prieš tai būgnininką drin, reiškia, susidėliuoja. Tai va šito dalyko aš daug kur pastebiu ir pas mus kartais išlenda. Jau atrodo viskas tvarkuoja. Išeini viens susibandė ir taip toliau, paskui viens pasižiūrė skambės ir viskas tom pasibaigė, supranti. Va, tai va toks va dalykas mane asmeniškai labai nervina. Auksiniai žodžiai buvo. Va, supranti, tiesiog, nu kaip, nu ne. Tai yra ne kultūra draugų, supranti. Gal ten pasi kažkas tai kažkur, tai jam irgi reikia išgirsti, supranti. Va, o tokiuose vat variantuose sudėtingiausiai ir liūdniausiai būna vokalistai. Dėl to, kad gitaristas sako, aš savęs negirdžiu. Tada jisai dar atsisuka. Džin. Žingsnį paina toliau. Džin. O ten jau pučia. Maža tsunami kyla. Neskamba, negirdžiu. Tai va, vienas gžin kydai, trečias. Rezultate gaunasi chaosas. Vokalistas kaip skrusdėliukas
tarp jų pasimeta, nežiūrint tai, kad per priekį einu. Supranti? Tada kaip visi užgroja, toks vaizdas, kad tave įkišo į bidoną pieno galvą ir išsisupusiu su pagaliais, supranti? Bet ką įkiš, supranti, išprotėtų. Bet kas išprotėtų. Va. Rezultate kažkaip tai netaip skambėjo. Hebra, kažkaip tai netaip skambėjo. Tai pasidarykit tyliau ir bus aišku viskas, supranti. Bet norisi, kad mano gitara geriausiai skambėtų. O kada prasideda žodis mano, tada nebe grupė gaunas. Nu tai tokios vadinkim istorijos. Auksiniai žodžiai. Nu tai kad ne auksiniai, kad viskas yra išbandyta vienas dalykas, o antras dalykas, kas yra svarbiausiai, dar tu pats susiduri su tam tikrais niuansais, supranti. Vėlgi galbūt irgi, ta prasme, nesąmoningai tas žmogus ten užgauna tą stygą, supranti. Bet aš žinau tik tai vieną. Visame kame turi būti tvarka. Ir pabaigai, ką nors Panevėžio jaunimui pradedančiam muzikuojančiam, ką nors tokį rimtą žodį. Ką aš jum galiu, gerbimieji, palinkėti? Palinkėti tikėkite. Tikėkite vienu paprastu dalyku. Ir jūsų gatvėje šventė bus. Bet reikia tik tai labai norėti. Jeigu jūs tą šventę savo pasidarysite, jinai tikrai įvyks. Vieną kartą, bet jinai tikrai bus. Sėkmės ir svarbiausia būtų idėjų. O idėjiniai visą laiką eina prieš srovę. O jeigu turi sveikatos eiti prieš srovę, reiškia jau yra pirmas žingsnis į priekį. Ate. Ir mes dar patriukšmausim. Sveiki. Sveiki. Šiais metais įvyks antrieji. Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimai. Ir jie vyks Šiaulių arenoje balandžio 17 dieną 18 val. Viena, aišku, bus didelis šou tiek ausims, tiek širdžiai. Nes renginyje dainuos daug Lietuvos žvaigždžių kilusių iš Šiaulių krašto. Bet apie jas išsamei visose įmanomuose portaluose. Visose televizijose, Radijose, visose laikraščiuose, savaitraščiuose dienraščiuose ir žurnaluose. Apdovanosime beveik 25 nominacijose konkuruojančias žvaigždės, už kurias galite nuo kovo 16 dienos balsuoti ir jūs portale samo.lt. Rimta komisija nuspręs, kas iš jų šviesiausiai degė praeitais metais. Žinoma, padedant ir jums balsuojantiems už savo žvaigždę. Beje, bilietus galėsite netrukus įsigyti visose įmanomose vietose. Tiek Vairo gatvėje prie Epos konteinerio, Arenoje, portaluose, o tie, kurie yra S+ klientai, jiems ypatingas pasiūlymas. Palaikom Šiaulių krašto muziką. parodom, kad mes kiečiausi. Ir susitinkam Šamą renginyje balandžio 17 dieną Šiaulių arenoje. Mes visada šiek tiek priekyje. Būkime kartu. Būkit geri, ateikit.